Taip, Ričardai, tai iš tikrųjų buvom sužavėti tokiu žaidimu, kurį šiandien demonstravai. Ką pats galvoji apie tą žaidimą, kurį rodai, ir ar tai yra kažkoks pakilimas tavo žaidime, ar tai toks, kaip pasakyti, vienadienis dalykas? Kaip tau pavyko šiandien taip nusiteikti mačui? Visų pirma, aš nemanau, kad tai vienadienis dalykas, nes paskutiniu metu daug man tenka pralošti tokių mačų, bet žinot, kaip reikia žiūrėti visą procesą. Ir iš ties manau, kad visas mano žaidimas pradeda po trupučiuką tiek ir tobulėti, tiek subręsti. Ir manau, tai yra pasiekėmės to brendimo tokio, tai va, toks mano žaidimas yra. Ir tikiuosi, kad man pavyks išlaikyti jį ir toliau dirbti, nes panašu, kad dirbu ties teisingais dalykais, kaip matome, ir tikiuosi pavyks ir toliau taip laikyti. Taip, šiaip stebėdami iš šalies, tai, tarkim, taip labai gražiai atrodė tai, kad su tam tikra atsarga pataikai į kortą nei tinklas, nei užribis, o ten, kur reikia. Tai ta prasme, ar tai irgi grinai treniruočių ir darbo rezultatas? Ar... Žinoma, ir kaip ir sakau, čia yra pats tas visas žaidimo brendimas. Ričardai, dar klausimas apie trenerius. Kiek esi patenkintas trenerių darbu, ar čia jie prisidėjo prie šitos sėkmės čia neapsi... Sėkmės, žinot, mes dabar kartu dirbam jau 1,5 metų gerų ir daugiau netgi. Tai viskas gerai, neturiu ta prasme kuom skųstis, procesas vyksta geras ir kaip ir sakau, toksai, sakykime, mano šiandieninis žaidimas, jisai nėra vienadienis, kaip jūs sakote.